Kaip ir kasmet įlipu į didelį vikšrinį ekskavatorių su 3D. Ekskavatoriai didieji, 22 tonų, tai jie labiausiai domina. Na, labai gera, labai tinkama kelininkam, jinai 2 savaitės prieš įsigijau. 320 ir 323 svoris jų toks pat, tik tai 323 turi papildomus 2 cilindrus. Technologijos 323, tai yra 2D sistema. Jinai padeda operatoriui išvengti žmogiškų klaidų. Mūsų 3D sistema turi virtualios realybės kamerą. Operatorius žiūrėdamas į monitorių su paprasta 3D sistema viską mato per kamerą, realių laikų, mato, kaip turi viskas atrodyti. Mes galime reguliuoti, ant kiek jinai persišviečia nuo projekto. Jis tokios iš karto greitai susiorientuoja, kur yra kelias, kur yra šaligatvis, kur yra šlaitas, kur reikia kast, kur nereikia. Tai žymiai paspartina darbus. Nereikia prie ekskavatoriaus laikyti nei darbų vadovo, viską atlieka vienas operatorius. Vietos kartais klojant dujotiekį būna tikrai ir siauros, nėra kur pasisukti, iš kur paimti ir labai svarbu pas mus yra tas tikslumas. Tai yra strateginis objektas, turi būti užtikrinamas ir saugumas tiek darbuotojų, kurie dirba ne transporto priemonėje, o šalia. Tai reiškia, per virtualios realybės kamerą, tai matome visą situaciją, kas ten vaikšto, ar ten yra kabelis, ar kažkas tai bėga, ar saugu, kas nesaugu. Operatorius tai gali matyti ir išvengti kažkokio tai nelaimingo atsitikimo. Mes čia stovim prie protingos kameros, kurią galima sumontuoti ant bet kurios Caterpillario mašinos. Yra 3 skirtingi garsiniai signalai priklausomai nuo to, kurioje vietoje yra žmogus aplink mašiną. Geltona zona yra tik vaizdinė indikacija, oranžinė zona yra garsinė ir vaizdinė, o raudona zona jau yra labai aiškiai girdimas garsinis signalas. Ant ekskavatoriaus galima sumontuoti ir 3 kameras, kad būtų iš skirtingų šonų. To reikia, nes saugumas yra vis didesnis ir didesnis klausimas darbo vietose. Taip pat yra elektroninė siena ir yra svarstyklės. 323 ekskavatorius taip pat turi pusiau automatinį kasimą vienas virtim, kas ženkliai pagreitina operatorių darbą. Vienu mygtuku užsidega automatas, tai reiškia, kad mes dirbsim automatiniu režimu. Mechanizmas neduos perkast, atkartoja šlaitą pagal projektą. Galim taip pat papildom prie automatinės sistemos padaryti tokią našesnę sistemą, galim įjungti papildomai automatinį tiltavimo kaušą. Padeda jam padaryti tą projektą be klaidų. Su 3D Trimble ir su rototiltu išmaniuoju. Galima išgauti didelį tikslumą. būtent šita sistema visai ne tiek supaprastina operatorių darbą. Tai yra lengviausiai valdoma technika. Tai yra moderniausias ekskavatorius rinkoje šiai dienai. Tokių technologijų niekas dar negali pasiūlyti, tai smagu. Tai, kad vienas žmogus gali padaryti daug darbo, tai manau, kuo daugiau galima padaryti su mažiau, tai yra pliusas. Poreikis didžiulis. Už tą ekskavatorių įmonės mėnesį į priekį moka pinigus. Aš visą laiką išbandau visas technikas, ar verta, ar neverta pirkti. Getas yra tikrai gera technika. O technologijos palengvina ir pagreitina procesą.